Sveiki, mėlėjų, pasijungę mano YouTube'ės kanalą, būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir laikant video. Tai šiandien susitinkame kaip visada pirmadienį mano vloge ir šiandien mes ką tik grįžome iš mokyklos, tiksliau negrįžome, o esame automobilyje ir toj važiuosime namo. Austėja šiandien buvo mokyklėliai, labai patiko, šiandien buvo užsienio kalba tema, tai va, tai visokių pramogėlių ir fainų dalykėlių. Na, o ką tik dabar pamaitinau Austėją mašinai, nes jau ilgai užtrukom, dar su mamytėm ten pabendravom šiek tiek, tai pamaitinau krūtinę ką tik ir tuoj važiuosim namo ir grįžę Rūnas jau laukia su pietumis ir jau skambino, klausė, kur mes užtrukom, tai važiuojam namo pavalgyti. Tai va, ką tik grįžau namo ir Austėja bevažiuojant užmigo mašinoje, tai paprašiau vyro, paskambinau vyrui, sakau, kad įjungtų baltą garsą, kai grįšiu ir atrakintų duris, kad būtų lengviau Austėją įnešti. Tai žodžiu, įnešiau Austėją, bet jinai atsibudo, aišku, bet perdaviau vyrui, liktai ant vyro dar nori gulėti, tai žodžiu, vyras nunešė pamigdyti, aš dar parsinešiau iš mašinos likusius daiktus. Ir va, žodžiu, laukia mūsų jau pietus, bet jau užšalę, tai nusprendėm su vyru, kad eisim pamigdyti Austėją, tiksliau vyras pamigdys ir po to pavalgys pietus po miego. Nes aš jį vis tiek daviau krūtinę, tai turėtų pamiegoti kažkiek tai. Tai viskas gerai, kad ir anksčiau užsnūda, nors dažniausiai migdome kokią antrą, dabar jinai užsnūda po pirmos. Na, bet manau, iki vakaro tikrai ištvers. Tai čia pagamino vyras, tai tiesiog tofu pakepino su prieskoniais, salatytės su svogūnais, pomidorais, agurkais ir bulvių košė. Einu papietausiu, kažką įsijungsiu pažiūrėti, dabar biškį pailsėsiu, nes tokia jau pavargus noriu valgyti labai, tai biškį pailsėsiu, jeigu Austėja pamiegos, tai labai gerai. Šaunu, kad esam dviese, kad galim kažkaip pasikeisti ir laviruoti, nes tas labai svarbu yra. Nežinau, nežinau, kaip sugebėčiau viską daryti. Na, aišku, jeigu reikėtų ir daryčiau, bet labai faina turėti pagalbą. Va, Austėja atsikėlė, dabar valgo sausainį po pietų, irgi šiek tiek pavalgė bulvių košės su tofu. Dabar va, tėtis atnešė sausainį paragauti su obuoliais. Tai valgo, taip, skanu. Va, žodžiu, išmiegoju, aš čia šiek tiek pačilinau, pabuvau, pažiūrėjau podcastą ir Austėja pamiegojo, vyras irgi nuėjo pamiegoti, tai žodžiu, atsikėlė, pavalgė ir dabar galvojam važiuoti į prekybcentrį. Reikia vyrui nusipirkti striukę žeminę, tai va, galbūt šiek tiek važiuosime prasiblaškyti vakare. Esam pavalgę, viską pasidarę, tai dabar galėsim šiek tiek pabūti prekybcentrį. Nori paspausti? Austėja su buteliuku. Taip, geria pienuką. Dabar, šiek tiek kamera. Ar gerai matos? Gerai, man atrodo. Tai vakarais visą laiką dabar duodu Austėjai buteliuką, tai pavalgė vakarienę, tiksliau pietus čia buvo jos ir gavo buteliuką. Važiuojant, išsivežėm į prekybos centrą, važiuojant bus buteliukas. Man atsirado ant lūpos tas vadinamasis puslelinė vadinamoji. Prisidėjau acits, bet jau, man atrodo, per vėlai pakilo, bet šiandien pastebėjau, iš karto sudėjau, bet vis tiek nesuveikė kažkaip. Pamojuosi mamai, labas! Dar atvažiavome į Ozą ir Akropolį nelabai turėjo tokio dydžio, kokio reikėjo. Tai sakė, atidėjo mums čia tą dydį Arūnos striukiai. Tai einame pasižiūrėsim, dar pasimatuosim, ar tikrai tinka ir tada, jeigu tinka, nusipirksim. Austėja valgo vakarienę, tėtis pagamino su pilna grūdo duona ir sūriu ir sviesto. Skaniai?
Tai ką, mėlyjeji, šiandien būtų vlogas toks, čia susitinkame realiu laiku šiandieną, kadangi šiandien pirmadienis, tai jūs ir žiūrite pirmadienį, tai jau reikia, kadangi redaguoti video, tai daugiau kažko nebefilmuosiu, jau ir vakaras, eisim neužilgo migdyti austėjas, tai toks trumpas išlendimas šiandien pasirodymas, kad esu, kad viskas yra gerai, o ketvirtadienį jau esu nufilmavus mamos pakalbinės laidą. Tai bus, kalbėsiu apie žindymo savo istoriją. Tai yra 11 mėnesių žindymo patirties. Pasidalinsiu insightais visokiais. Tai jeigu kam įdomu, būtinai pasubscribinkit mano YouTube kanalą. Ir taip pat prašau palaikinkit šitą video, jeigu patiko jums žiūrėti. Ačiū, kad žiūrite, kad komentuojate. Man tai labai labai svarbu. Ir susitiksime kitose video. Iki!